Labas rytas visiems. Ką mes vėl pakuojamės. Visai buvo geras kempingėlis čia, Zagoros miestuke, bet šalta, vis tiek šalta, 5 laipsniai buvo tik iš ryto, tai viskas tvarkoj. Einam parodysiu, kokių čia yra aparatėlių atvažiavę. Gal kada nors. Čia toks gyvulėlis, čia man atrodo įveko yra. Nenoriu dar eit šalia, žmonės miega. Good morning. It's your car? Germany West, Germany East, Yeah. now complete Germany. Yeah. This is from Germany East from 1977. So what is the main reason you are choosing the cars like this? Like to drive with the truck, not with the regular 4x4 vehicle? Father has also an Unimog, Okay. and maybe for 30 years, and he said he want to buy a second Unimog, and we drive to the army. We buy it at the army, 7,000 euro. 7,000 euro. And now when you made it like this, I think 40,000. 34,000. Wow, it's a beast. It's a beast. And this is, I think, the most reliable car you can have. Like the most reliable Very good truck. to drive in the desert. We was in Akjebi, Uh-huh. and we drive in the dunes. It was no problem. No problem. Only 2 bars in the pneus, in the wheels. 2 bars. 2 bars, maybe 1.8. No problem. When you have more bars, Yeah. It's very hard, like, Yes, to drive yes, the bumps, especially if you go from here to Merzouga. You gonna go there right now? we came from West. So that road Yeah, at the beginning was yes. terrible yesterday for us as well. Yeah, like a solid axles. And when we go home, we made a system for the wheels. You Okay. can put pressure into the wheel, and you can go out with the pressure. And Okay. we want to make it automatic. Yeah. But From now inside. We have to no time for this. So you're gonna do like people have in Dakar, you know? Yes. They can regulate Yes. the pressure in the We wheel. wanted to. It's luxus. Yeah, of course, you know, with this kind of vehicle, if you stuck somewhere in the desert. When you can make it with the axis and the wheels, you should do it. And this is what kind of machine? Steyr. This is for Austria. Austria. It's Austria military. Austrian horsepower. Maybe one day. Is it hard to get a spare part for this kind of machines? Is this a spare part? What is this? What is this? Spare parts, like a parts, you know, if you break something, No, for this type. Mercedes is no problem. you don't need a spare parts because nothing is breaking, yeah? Yeah, we hope so. No, it's an old vehicle. You can buy some parts. It's not so easy. You have to know. Yeah. You have to go. That's the thing. That's why I'm asking. You know, I choose to go with Toyota because I know that I can get spare parts everywhere. Everybody, yes. Everywhere for it. I see you guys a lot with the, especially Germans, you know, they go with the Mercedes Unimogs. Oh, really nice. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Have a good trip. Kas man patinka labai tokiose vietose, kad susipažįsti su labai daug bendraminčių. Tai va, ką tik pakalbinau vokiečiukus, tai papasakoju truputį apie Unimogą savo. Aš visą laiką, kai pamatau tokius keliautojus su sunkvežimiais, tai man pirma mintis, blemba, kiek kuro valgo, kiek kelionė išbrangsta. Tai sakė, šiaip Unimogas jo valgo normaliai važiuojant apie 24 litrus, o jeigu jau iššoki į kopas ar kažkur, tai dvigubai, sakė, iš karto dvigubai viskas šoka. Tai ką jis čia dar papasakojo, kad mokėjo 7,000 už jį, bet čia ganėtinai senai. Tai sakė, jeigu dabar norėtum įsigyti panašų Unimogą, tai maždaug apie 40 000 kainuoja.
Ir plus yra labai sunku gauti. Nes sakė, dabar juos visus siunčia vokiečių armija aišku, į Ukrainą. Ir taip, sakė, labai sunku rasti jį, yra geros būklės. Nes, kaip žinot, senas Mersas rūdyja baisiai. Jie čia labai jau jį prižiūri ir panašiai. Tai šiaip, sakė, yra 130 arklių originaliai pas jį. O dabar užsidėjęs turbiną, tai turi beveik 180 arklių. O mums reikia įveikti šiandien 900 km, kas yra maždaug apie 10 valandų dabar rodo. Važiuosim, ta prasme, normaliais keliais jau. Nenusukinėsim niekur ir norim atsidurti šiandien miestuke pavadinimu Samara. Tai nuo tenais prasidės rimti reikalai. Ir neįsivaizduoju, kaip bus internetu. Tai važiuojam. So who got another ticket? Another 150 dirhams. Me. Perfekt. Tai va, žinokit, nieko čia šiandien per daug neprifilmavom. Kelis kartus buvom nusukę nuo kelio iki kalnų. Bandėm ne su mūsų dronu, su kažkieno kito dronu pasikelti į kalno viršūnę, bet kai privažiavom arčiau to kalno, tai supratom, kad tiek nepakils tikrai. Tada kažkokiam dar kaimukė buvom, pamatėm šius baltus kalnus, tai pradėjom tenais žodžiu nesąmonės daryti. Tai pagailo po to mašinas, lėkėm irgi iš tenais. Ir važiavom ir beveik jau privažiavom. Šiandien miegam Samara kaimuke, o rytoj, žinokit, čia lauks rimti mūsų dalykai. Tai bandysim įveikti 600 kažkur kilometrų visiškose dykynėse, kur nebus nei ryšio, nebus nei interneto, neturim nei satelitinio telefono, nieko žodžiu neturim, labai gerai pasiruošėm tai dykyniai, tai bus taip kaip norim. O dabar pabaigiam paskutinius kilometrus ir lekiam ilsėtis. Susitiksim tada rytoj. Tai labas rytas visiems. Pagaliau išsimiegojom per savaitę laiko. Va, mūsų viešbutis, viskas gerai, tvarkinga. Galbūt šiek tiek vonios kambarys reikalauja aptarnavimo, bet viskas ok. Turbūt daug žmonių nesilanko čia, tai labai daug oro sistemoje buvo. Tai kol dušas pradėjo bėgti, tai belekiek laiko praėjo. Tai šiandien reikia pasidaryti keletą labai svarbių dalykų. Pirmiausiai, tai reikia užsipilti kuro sklidinai, absoliučiai. Pilną baką, abidvi mūsų taras po 20 litrų, nes vešimės dar 40 litrų kartu su savim. Tada noriu apsižiūrėti
Hiluxo priekinį dešinį ratą kažkoks toks per duobės yra cypimas. Tai arba čia iš stabilniko gumos eina, ar tiesiog čia reikia išsiplauti viską, nes atrodo tragiškai, gal kažkiek dulkių kažkur priėjo. Tai šitą dalyką padarysim, tada lekiam dabar iki pačio miestuko, truputį pasivaikščiosim, pasižiūrėsim, kas čia vyksta. Reikia nusipirkti taipogi vandens, daugiau negu turim dabar, reikia nusipirkti maisto, tada važiuosim jau prie pradžios tos bekelės ir panašiai, kol dar turėsiu internetą, noriu pabaigti daryti videką, kad jum iš ryto paleisti jį ir viskas, ir dingsimės. Ooh. Fruit juice. So, what is inside? Banana, avocado, and mango with orange. Good. Chill. I don't think it's gonna be a grocery store here. A few moments later. Nu va, truputį daržovių nusipirksim, vaisių, avokadų būtinai. O, kokie geruliai. Ir kaipgi italas nenusipirks batono. Batono. Privaryt, sakiau, pilna. Tai litras dizelio čia kainuoja eurą ir 3 centus. 10,3 dirhamų. I need the mat. That rubber mat. It's okay, it's okay, it's okay. Sunkus tas youtuberių gyvenimas yra. But how many years you working here? How many years you have this business? 4 years. 4 years. Yes, So you are renting this garage here? Yes. Or it's yours? it's yours. It's yours or you renting? You pay money for it? Rent it and 100 100? 100 dirham for Week? no for Per month? for jour. En français jour. Jour. What does it mean? Jour. Day for day. So you paying 100 dirham per day Yes, for the garage? yes. So it's 10 euros. 10 euros per day. Okay. So you have many customers? Yes. Because I see you working really good. What you do on your free time? You going to the desert? You have family? Like what you do when you are not working? La salle de sport. Lazar de sport. Salle de sport. Salle de sport. What does it mean? Salle de sport. Ah, you do sport. You go to gym. Yeah, gym. Gym. Salle de sport in French. Okay, maybe. But we don't speak French, so No, I don't speak French. Oh yes. Italian. English. Italia. Yeah. Va bene. So so there is a gym somewhere around? You have a gym here in Smara? Yes. Okay.
Maybe we need to go to the So gym. they have. Let's go gym. What? How much is to clean the car like this, like we did? We washed outside and inside. How much dirhams? 50 dirham. 50? 50 dirham. 50 dirham. 50, Okay. So it's 40 or 50. depends what the car is, yeah. Okay, so 4-5 eurai, žodžiu, išvalyti mašiną taip kainuoja, kaip jisai va dabar mums išvalė. You drink sugar on the check? No, sugar no. No sugar. No sugar, yeah, for me also no sugar. Or it's gonna be with the sugar? Okay, no problem. We can take a little bit of sugar. A lot of bread, a lot of sugar. Yeah. Tai einam dabar su draugeliu savo nauju. Fainai, jis šneka šiek tiek angliškai, tai Aleksijus. Einam dabar išgerti arbatėlės. It's a safe city. It's a safe city. Tai žodžiu sako, kad čia yra 100%. 100% sako saugu. Nėra jokių apiplėšimų niekada gyvenime 100%. Ir nėra jokių kriminalų, čia iš vis nevyksta, sakė. Žmonės yra labai peaceful, labai taikus čia. Tai... Nakbuk. Lakbib, thank you. Shukran. Shukran. Thank you. Welcome back. Tai nusiplovė mašiniuką, nerealiai fainas bičiukas pasitaikė, nuėjom arbatėlės pagėrėm, nu žodžiu. Viskas tiesiog fantastika. Išplovė čia tą važiuoklę mano, tai dabar važiuojant nieko negirdėjau. Tai gal dar šlapia, bet viskas gerai. Susiradom čia tokį pavėsį prie pagrindinio kelio, reikia man gero interneto. Einu, pakursiu videką, kad rytoj iš ryto jūs jį pamatytumėt. Tai draugai trumpai papasakosiu, kur mes čia dabar veliamės. Tai žodžiu, jeigu žinot, tarp vakarų Saharos ir Maroko vyksta konfliktas. Jisai dabar nėra ten labai stiprus, bet 75 metais, kaip Ispanija paliko vakarų Saharą, kurią buvo okupavus, turėjo savo koloniją tenais, vakarų Saharos tie Polisario kovotojai siekė nepriklausomybės, kad tai būtų tiesiog nepriklausoma valstybė. O Marokas, aišku, norėjo to žemės. Ir žodžiu, jie ten pjovėsis, daužėsi, mušėsi, šaudėsi. Ir 80 metais Marokas pradėjo statyti tokią ilgą smėlio sieną, kad atskirtų Maroką ir vakarų Saharos tuos kovotojus. Tai ta siena siekia apie 2700 km ir tai yra viena ilgiausių ir pavojingiausių mino laukų pasaulyje. Tenais kelio kaip ir nėra, bet va, tokie keliautojai kaip mes važiuoja palei tą sieną. Ir kaip minėjau, mes negalim išsukti niekur, nes tenais dar yra pilna likę minų visokių. Tai tiesiog važiuosim, šiek tiek nuo kelio pasitrauksim, miegosim ir lėksim toliau. Kadangi tenais nėra ryšio, nėra nieko, tai manau, kad 2-3 dienas manęs nebus, nes kiek žinau, tenais yra, sakykime, nuo Smaros iki Dachlos mum yra apie 600 km. Alessio dabar gamina maistą, aš, kaip minėjau, bandau sugeneruoti videką ir pasileisim į kelionę. Tai neslėpsiu, toks šiek tiek jauduliukas yra, nieko gyvenime panašaus dar nesu daręs, tai tikiuosi čia viskas praeis gerai, pasitikrinom mašiniuką, viskas tvarkoj, susitvarkėm, turim daug labai vandens, 36 litrus, turim labai daug maisto, tai jeigu ir kažkas atsitiktų ar kažką, tai turėtų viskas būti gerai. Palinkėkit mums sėkmės, paspauskit laiką, pasidalinkit, parašykit komentarą ir susitiksim, tikiuosi, už 2-3 dienų. Ate.